7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki visi, esu komentatorius ir sporto žurnalistas Jonas Lekšas. Dar vieną savaitę už lango atrodo grįžta žiema, bet pavasaris krepšinėje tai jaučiasi lemiamos kovos. Ir antradienį Vilniečiai stoja į žūtbūtinį mūšį Čempionų lygoje. Vyksta į Stambulą, ten jau nuvyko iš karto po pralaimėjimo 7bet Lietkabeliui, atsidūrė sekmadienį Turkijoje. Ir laukia mūšis su Galatasarajum, kuris pralaimėjo Stambulo derbį Bešiktašui. Abi komandos supranta, kokios svarbos rungtynės laukia Čempionų lygoje. Rytas Vilniuje laimėjo 20 taškų persvarą, bet pralaimėjimas Manisai viską sujaukė. Dabar Vilniečiams būtina pergalė prieš Galatasarajų. Pralaimėjimo atveju lieka tik teoriniai šansai žengti į Čempionų lygos atkrintamąsias, o tuo metu Galatasarajus nuo pralaimėjimo Rytui labai stipriai gerino sportinę formą. Tyronas Wallace'as, pamatėme tokį, kokius jis buvo 2 sezonus prieš Kauno Žalgirį, dominavo Europos taurėje. Cummingsas bus, Palmeris pastaruoju metu irgi žaidžia labai gerai. Rytui laukia nelengvas gyvenimas, o patys Vilniečiai patyrė 3 pralaimėjimus paeiliui ir daug optimizmo prieš šią išvyką nėra. Artūrui Gudaičiui užtruks laiko įsivažiuoti, Tubelio vis dar nėra. Parkeris Jacksonas Cartwrightas išvyko su komanda, bet irgi nėra pačios geriausios sportinės formos. Sakyčiau, kad Vilniečiams reikės super gerų rungtynių, vis dėlto nesu didelis fanas to, kad Vilniečiai laimės. Stambule per 5 metus Čempionų lygoje 7 pergalės ir 18 pralaimėjimų išvykose. Rytas išvykose yra labai pažeidžiamas ir dėja prognozuoja pergalę Galatasarajui 5 taškais. Ketvirtadienis Eurolygoje ir praėjusių metų atkrintamųjų pakartojimas. Monako prieš Fenerbahčę, Šaras prieš Donato Motiejūno komandą. Tiesa, Donatas Motiejūnas pastaruoju metu kritęs iš rotacijos atvykus Danieliui Taisui. Taisas praėjusią savaitę patyrė traumą, neaišku, ar galės žaisti šią savaitę. Praleido Prancūzijos lygos taurės pusfinalį, kur pralaimėjo Monakas Lemano komandai ir baigė kovą dėl taurės. Ir apskritai, pastaruoju metu Vasilijos Panulio treniruojama ekipa yra duobėje. Eurolygoje per 10 susitikimų iškovojo vos 4 pergalės ir ta pergalė Stambule jau senai pamiršta, kuomet Monakas tiesiog pervažiavo Fenerbahčę 99-69, ten tuomet ir Fenerbahčė susilaukė švilpimų, bet nuo to laiko Feneris labai stipriai pataisė savo reikalus. Eurolygoje šiuo metu jie yra komfortiškoje antroje vietoje, per 10 pastarųjų mačų iškovojo 8 pergalės. Gyvenimas ten smagus, grįžo Veidas Boldinas, Erikas Makalomas tikrai labai gerai įsiliejo į komandą, nereikia net ir pačio geriausio Nigelo Heizo Daviso, kuris pastaruoju metu neišgyvena geriausios atkarpos ir kaip bebūtų viskas sudėjus, manau, kad Fenerbahčė Monake iškovos pergalę atsirevanšuos. Varžovams pergalė bus vienženklė persvara. Nu ką, Kauno Žalgiris praėjusią savaitę išsaugojo įkrintamųjų viltį gyvą. Eurolygoje stebuklingai išsigelbėjo prieš Paryžiaus klubą. Dabar laukia iššūkiai Barcelona. Tiesioginis oponentas dėl įkrintamųjų. Barsa pastaruoju metu pagerinusi savo žaidimą. Praėjusią savaitę grįžo Kevinas Panteris ir priminė, kas čia yra lyderis. Tiesiog sprogo puolime prieš buvusį klubą Belgrado Partizaną ir Barsa net ir išretėjusi be Jano Veselį su vieninteliu žaidėjų likusiu sveiku Tomašu Satoranski. Šiuo metu atsidūrė 6 vietoje, viskas Eurolygoje yra labai slidu, labai trapu. Žalgiriečiai su Barsa susitiko dar pirmosiose sezono rungtynėse Eurolygoje, tuomet dar buvo Kaune ir Tyronas Wallace'as, labai daug pasikeitė nuo to laiko. Bet žalgiriečiai susitinka su rezultatyviausia Eurolygos komanda. Barsa šiemet yra absoliuti puolimo komanda, antra pagal rezultatyvus perdėjimus, antra pagal pataikytų 30 procentą. Taip kad žalgiriečiams manau, kad tokios komandos yra parankesnės. Žalgiris savo gynybą sugeba numušti tuos skaičius, o Barsa gynyboje tikrai neblizga. Tad galvoju, kad Arnas Butkevičius turės daug darbo su Jabari Parkeriu, prie Kevino Panterio stovės jau, tai įrodės, kad gali daryti gerai Dovydas Gedraitis ir manau, kad viltis išliks gyva. Prognozuoju pergalę Žalgiriui Palau Blaugranoje 5 taškų persvarą. Po Barcelonos Žalgiris grįš į vietinį kiemą, bet jeigu prognozuoju Žalgiriui pergalę, visa koncentracija išliks Eurolygoje. Po šios savaitės kita Eurolygoje yra dviguba, tai reiškia, kad vėl Žalgiris tą savaitgalį Kėdainiuose turės daugiau mažiau taupytis, o Kėdainių Nevėžis pastaruoju metu yra smagiausia stebėti komandą Lietuvoje. Manau, kad jeigu dabar sudarinėtume power rankingus, tai Nevėžis atsidurtų 4-5 pozicijoje. Nuostabiai žaidžia Džiraras, nuostabiai žaidžia Ebo. Viskas apskritai labai gražiai sudėliota Gedimino Petrausko komandoje. Krosvelas, solidus vidurio puolėjas, Duala irgi rodo
kad tobulėja jisai Kėdainiuose, tas lietuviškasis branduolys irgi, Vaitkus, Mikalauskas, neblogai įsilieja į komandą, sakau, jeigu ne tik keli pralaimėjimai Rytui, Vulfs ar tam pačiam Žalgiriui Kaune keliais taškais, Nevėžio situacija turnyrinė lentelė būtų visai kita, dabar jie vis dar kabinasi į atkrintamasis, nors pagal žaidimą tai yra komanda, kuri galbūt net turėtų namų aikštės pranašumą, jeigu pavyktų išlaikyti iki sezono pabaigos tokį stabilumą, nebejoju, kad Nevėžis bus atkrintamosiose. Žalgiris galvoja, kad prieš Nevėžį pasieks pergalę, bet ji bus labai sudėtinga keliais taškeliais. Šią savaitę tiek reikalų, tikrai bus labai įdomių, intriguojančių susitikimų. Kitą savaitę jau, kaip minėjau, dviguba Eurolygos savaitė, dar daugiau krepšinio, tad prenumeruokite mano kanalą ir likite sveiki.